Kaip virti vokiško lagerio alų namuose? Prieš verdant išpakuokite visą rinkinį ir patikrinkite, ar viską turite. Rinkinyje turi būti salyklo ekstraktas, grūdai, cukraus gabaliukai, termometras, dezinfekavimo milteliai, airiška kerpena, guminis kamštis, žarnelė, apyniai, mielės, mirkymo maišelis, pilstymo vamzdelis, automatinė pompa, oro užraktas, fermentavimo butelis. Jį rekomenduojame iš anksto atidaryti ir patikrinti, ar siunčiant nesuskilo. Jeigu taip, susisiekite su mumis, kad galėtume atsiųsti naują. Pirmas etapas – grūdų mirkymas. Reikės 2 puodų, didesnio ir mažesnio, mirkymo maišelio. Dideliame puode įpilkite daugiau nei pusę vandens ir užkaitinkite iki 73 laipsnių. Išjunkite viryklę, sudėkite grūdus į maišelį ir panardinkite taip, kad jie būtų visiškai vandenyje. Uždenkite puodą ir palikite mirkti 30 minučių. Tuo pačiu metu mažajame puode užvirkite 2 litrus vandens iki 78 laipsnių. Po 30 minučių iškelkite maišelį ir trumpai pamerkite į karštąjį vandenį. Taip išplausite daugiau saldumo iš salyklo. Maišelio negręžkite, tiesiog leiskite jam laisvai nuvarvėti. Gautą skystį supilkite atgal į didįjį puodą. Maišelį nuo grūdų išplaukite, nes jis bus reikalingas, kai virsime apinius. Grūdus išmeskite. Antras etapas – virimas. Į puodą supilkite salyklo ekstraktą. Jį geriausia iš anksto išimti iš šaldytuvo, kad būtų lengviau pilti. Tada supilkite ekstraktą į misą intensyviai maišydami, kad nepriliptų prie dugno. Pripilkite vandens, bet palikite bent nuo 3 iki 4 cm laisvos vietos iki viršaus. Padidinkite ugnį ir nuo puodo neatsitraukite. Pradėjus kunkuliuoti, į maišelį įdėkite kartinančius apinius. Statome laikmatį 45 minutėms. Joms praėjus, į tą patį maišelį įdėkite airišką kerpeną ir statome laikmatį 5 minutėms. Tuomet į tą patį maišelį suberiame aromatinius apinius ir verdame dar 10 minučių. Jei matote, kad putos kyla per kraštus, iškart mažinkite ugnį. Kol misa verda, nešvaistykite laiko. Į fermentavimo talpyklą įpilkite šilto vandens ir įberkite pusę dezinfekavimo miltelių pakelio. Gerai praplaukite. Iš talpyklos dezinfekavimo vandenį išpilkite į puodą. Į jį įdėkite ir praplaukite oro užraktą, guminį kamštį ir piltuvėlį. Palikite juos dezinfekavimo vandenyje. Išvirus apyniams, išjunkite ugnį. Uždenkite puodą dangčiu ir perkelkite į kriauklę su šaltu vandeniu. Misa turi atvėsti iki 23 laipsnių. Trečias etapas – fermentacija. Ir čia svarbiausia taisyklė. Nuo šio momento viskas, ką liečiate, turi būti dezinfekuota. Nuimkite apsauginį plastiką nuo talpyklos. Per piltuvėlį supilkite misą. Verdant daug išgaruoja, todėl pripildykite iki žymos švaraus vandens. Atidarykite mielių pakelį ir visą turinį supilkite į talpyklą. Į oro užraktą įpilkite dezinfekuoto vandens iki pusės ir įstatykite į guminį kamštį ir įdegkite į fermentavimo talpyklą. Jei šokinėja, patrinkite servetėlę. Paimkite talpyklą ir lengvai pasubuokite. Taip misa prisisotina deguonies, kurio mieliems reikia pradžioje. Uždėkite apsauginį plastiką. Pastatykite talpyklą tamsioje vietoje, idealiai nuo 10 iki 20 laipsnių temperatūroje. Ketvirtas etapas – išpilstymas į butelius. Praėjo 2 savaitės, laikas išpilstyti. Su likusia pusė dezinfekavimo miltelių dezinfekuokite butelius, kamštelius, alaus pompą, žarnelę ir pilstymo vamzdelį. Į kiekvieną pusę litro butelį įdėkite 1 cukraus gabaliuką, į 1 litro 2. Cukrus nesuteiks saldumo. Jis padės mieliems butelyje pagaminti anglies dioksidą, kad būtų alus su putomis. Fermentacijos talpyklą lėtais, atsargiais judesiais perkelkite ant stalviršio.
Butelius pastatykite žemiau, pavyzdžiui ant grindų. Išimkite kamštį ir oro užraktą. Alaus pompą įkiškite į talpyklą ir laikykite vertikaliai. Stenkitės nesiekti dugno, kur sukritusios mielės. Pilstymo vamzdelį įstatykite į pirmą butelį taip, kad jis remtųsi į dugną. Tik tada atsidaro sklendė. Kelis kartus energingai pumpuokite pompą, kad alus pradėtų tekėti. Pastoviai pompuoti nereikia. Kai butelis pripildytas iki 90%, pakelkite vamzdelį, sklendė užsidarys. Supilstę 11 litrų, stokite. Uždarykite butelius dezinfekuotais kamšteliais. Laikykite butelius vertikaliai. Tamsoje 10–18 laipsnių temperatūroje apie 2 savaitės. Tiek laiko reikia, kad alus subręstų. Tada į šaldytuvą, bent 2 paroms. Pasiruošę virti kitą? Daugiau receptų priedų flera.lt